Starkevičiūtė. Dėkui, ponas pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už jo puikų darbą ir pritarti daugeliam kolegų išsakytom mintim. Tačiau norėčiau paliesti kitą aspektą, kurį labai dažnai pamiršta, ypatingai mūsų komisijos atstovai. Tai yra, kad mes kalbame apie procesą, kuris nėra naujas. Finansinės grupės jau veikia Europos Sąjungoje. Ir mes žinome, kad tolygios šalies rinkos plėtrai reikia užtikrinti, kad šios didžiosios grupės neišstumtų iš rinkos smulkių įmonių, kurios yra inovacijų nešėjai, bei neturėtų galimybės paminti vartotojų interesus. Aš jums galiu pasakyti savo šalies pavyzdį, kur didžiosios finansinės grupės taip gerai įsikūrė, kad uždirba 90% pelnus. Ir tai aiškiai rodo, kad nukenčia vartotojai. Vadinasi, priimdami sprendimus dėl įsigymo ir perėmimo įmonių, susidarimo naujų finansinių grupių, mes turime leisti priežiūros institucijom įvertinti tų grupių struktūrą ir kiek tos naujos finansinės grupės bus lanksčios inovacijom bei gebės įvertinti vartotojų poreikius. Tikrai negalime sutikti su tuo, kad šiuo metu besirūpindami finansinių grupių veikla, mes pamirštame, kad jos iki šiol nėra aiškiai atsakiusios, kas atsitiks, jeigu kuri tai dukterinė jų bendrovė vienoje ar kitoje šalyje dirbs neefektyviai ir, sakykime, bankrutuos. Iki šiol nėra atsakymo, kas mokės vartotojams. Manau, kad tai yra kompleksinė problema susijusi su geresniu priežiūros organizavimu. Todėl neatsiejama proceso dalis jungimosi ir kapitalo didinimo finansinėje rinkoje yra priežiūros derinimas taip, kad būtų apginti smulkių įmonių ir vartotojų interesai. Ačiū, pirmininkė. Gracias, señora Starkevičiūtė.